Savijauta prasta, nes trūksta oro namuose. Pasikalbėkime. Eko2 šiluma. Saurida dujinis šildymas. Maksimalus komfortas su minimalia priežiūra. Darbo ir laisvalaikio drabužiai D&D Talis. Darbui, namams, draugams. Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Kaip ir kiekvieną šeštadienį mes šiandien kalbėsime apie statybas, o statybos, žinote, kiekvienas lietuvis nori savo namo, o tam reikia nuosavo sklypo. Kaip išsirinkti sklypą? Jeigu radote sklypą arba patrauklų skelbimą, ar viskas ten yra gerai, ar nusipirkę sklypą negalėsite nieko statyti. Klausimų tikrai yra daug, investicijos yra tikrai nemažos, tad dabar paklausykime, ką sako specialistai, ką daryti, ko nedaryti, kur nepaslysti, kad vis dėlto to svajonių namo statyba prasidėtų nuo teisingų žingsnių. Svajonių namo tikriausiai nori visi ar bent jau dauguma mūsų laidos žiūrovų. O jeigu norite namo, tai pirmas žingsnis – sklypas jo statybai. Aišku, vietą renkatės pagal norą, finansinės galimybės ir dar krūvą tik jums aktualių kriterijų. Tačiau kartais patrauklus skelbimas internete gali tapti tikrų galvosūkių, kurio be specialistų konsultacijų tikrai neišspręsite. Advokatas Artūras Vaišvila iš savo praktikos pripažįsta, kad kartais parduodami sklypai skelbimuose ir realybėje labai skiriasi. Kai susirandi tą sklypą, tai greičiausia, ko reikia, tai turbūt reikia paprašyti išrašo, ar ne, apie tą sklypą, nes jame turbūt bus surašyti bene pagrindiniai galimi apribojimai ar apsunkinimai, kas turėtų tau kaip šauktukas užsidegti, ką reikėtų atkreipti dėmesį, ne? Tai paprašys išrašą reikia žiūrėti, kad jis būtų aktualus. Aišku, išrašo galų gale įsitrauks ir notaras, jeigu nueisite iki notarinės starties, notaras irgi tam tikrus dalykus patikrins paskutiniu momentu, kur dar galėsit atkreipti dėmesį. Bet pirmiausia, turbūt reikia pažiūrėti į tai, kokį tu sklypą įsigyji, į išrašo. Kas pasitaiko praktikoje, pradėkime nuo to, tai žmogus ateina, pasižiūri į sklypą, jis jam patinka, jis gauna išrašą, bet o kur yra atsakymas, kad yra tas sklypas, kurį pardavėjas parodė. Čia yra įdomesnis dalykas, ne, ir kartais nuo karto atsitinka tokie dalykai, kai žmogus įsigijo vieną, paskui paaiškėjo, kad realiai įsigijo visai ne tą sklypą esantį šalia, ar dar kažkur, tai žodžiu, jam tiesiog parodė, kad čia yra tas sklypas, bet juk tai nėra kaip butas, kuris būtų sužymėtas, ar ne, namo numeris, ten, sakykime, buto numeris, ten tikrai tu daugiau mažiau pagal gatvę gali įsiaiškinti, gatvę, numeris ir panašiai. Su sklypu yra sudėtingiau, tai tokia tikimybė yra tada galbūt įlysti į tam tikrus tinklapius, kurie parodo, kur tavo tas tikras sklypas yra. Vėlgi čia reikia mokėti naudotis, bet kita vertus ten yra paprasti, viešai prieinami puslapiai, į kuriuos įlendi, pasižiūri, galų galiai įsitikinti, kad taip, tai yra tas sklypas, kurio aš ieškojau. Tai okei, pirmas žingsnis padarytas, bent jau įsitikinti, kad tas sklypas. Atsipūtėte, bent jau svajonių namo vieta yra legali, bet čia tik pradinio etapo pradžia. Tada atsiverti išrašą ir žiūri, kas tame išraše yra, ir reikia pirmiausia žiūrėti į paskirtį greičiausia, ne? Turbūt vienas įdomesnių dalykų, tai yra kamera skirta, ar namų valda, ar žemės ūkio paskirties, ar komercinė, ar dar kažkokia kita. Nes nuo to priklausys tavo svajonių gyvenimas, galėsi ar negalėsi gyventi tos svajonės, ne? Tai tas dalykas. Kitas dalykas, aišku, reikia žiūrėti ir į plotą, jis atitinka ar netinka, na, o po to reikia žiūrėti tuos juridinius faktus. Yra areštai ar nėra areštai, yra įregistruoti įkeitimai ar nėra įkeitimai, galų gale tos visos apsaugos zonos. Ir sklypas gali atrodyti gražiai, bet nuo kelio vienokia apsaugos zona, nuo elektros laidų kitokia apsaugos zona, nuo upės, jeigu ten yra upelis ar vandens telkinys, vėl kitokia apsaugos zona, galiausiai ir nuo kaimynų atstumai tam tikrai turi būti. Taigi tos apsaugos zonos gali apriboti tavo namo realizaciją, namo pastatymą. Ar gali pats taip avantiūristiškai, be jokių pagalbininkų eiti tuo keliu, nes mes kalbame apie turbūt didelis investicijas į ateitį, ar ne? Vis tik aš manyčiau, kad netgi tuos žingsnius darant, jau turėtų pasikonsultuoti bent jau su architektais, jeigu neimti teisininkų, tai bent jau su architektais, kurie žino tam tikras aplinkybės. Jeigu vaistinėse esame įpratinti pasitarti su vaistininku, tai šiuo atveju kalbame apie 15 ar keliasdešimt tūkstančių eurų. Dėl tiek ir ne viena konsultacija būtų ne pro šalį. Juk ne kiekvienas mūsų išmanome teisinius dalykus, aukštingumo ribojimą ar užstatymo tankio reikalavimus. O juk yra ir dalykų, kurie plika akimi nematomi.
Juo labiau, yra servitutai, dar ir tokie dalykai, ne? Gali būti ne zonos, o servitutai ir paaiškės, kad tavo sklypas tai gražus, bet už tavęs dar keli sklypai ir tada per tavo sklypą važiuos ten kaimynai, arba eis kaimynai, arba važiuos kaimynai. O servituto pakeitimas nėra toks paprastas, atrodytų galėsi tu tą keliuką ar ten tą kelią tu paimti pakeisti, ne, gali būti apribojimas tam tikras su servitutais ir tada tu vėlgi tavo ta vizija to namuko gali labai nutolti, nes jin bus apribota eilės apsunkinimų, servitutų ir gali paaiškėti, kad tu tą namuką gali statyti tik tais tam tikroje vietoje sklypoje, tam tikro dydžio, tam tikro aukščio. Tai čia turbūt pagrindiniai dalykai, ką reikia atkreipti. Tai pirmiausia, išrašą. Paimi išrašą ir jeigu jau pats kažkiek tai turi klausimų, tai susiras bent jau pažįstamą architektą, kuris tau pasakys, kokie pavojai gali tykoti tame sklype, norint realizuoti tavo svajonių gyvenimą. Variantų konkrečioje situacijoje gali būti daug. Beveik idealus saugiklių ar ribojimų beveik nėra. Arba skelbime smulkiu šriftu parašyta, jog už išties patrauklią kainą parduodamas sklypas turi bendrasavininkų, bet su jais, pasak pardavėjo, nebus jokių problemų. Ar iš tiesų jų gali nebūti? Pasitaiko neretai, kad sklypai jų išdalinti savininkai nesugeba namų valdos dydžiais, nors taip vadinkim 15-20 carų ar ne, ir dėl tam tikrų kažkokių aplinkybių, jie ten yra didesni ir įsigyja ten 3-4 ir kažkeli bendrasavininkai ir taip yra problema, jeigu nėra nustatyta bendra naudojimas tvarka ar ne šito sklypo, tai praktiškai tu įsigyji kažkokią tai dalį sklypo sklype. Tik nežinai, kokią dalį tu įsigijai ir jeigu sklypas yra didžiulis ir tau pasakė, kad tavo tas kampelis yra būtent šitas, tai nereiškia, kad tas kampelis yra bus šitas, nes galbūt tas kitas tavo kaimynas ar bendrasavininkas lygiai tą patį kampelį nusimatęs. Vadinasi, jūs turėsite du kelius. Vienas kelias tai yra draugiškai susitarti, kur kokia konkreti dalis tame sklype priklausys kažkuriam tai iš bendrasavininkų, reiškia, turite bendrus tarimus, einate pas notarus susitvarkote. Va čia supaprastintai aš taip sakau, o kitas kelias, norint statyti namą, gauti leidimus, tai atitinkamai turėsi gauti statybos sutikimus iš tų bendrasavininkų, kurie, jeigu tu statysi ne toj vietoj nesutiks, vadinasi, turėsi ginčą, teisinį ginčą. Ir atitinkamai turės greičiausiai kreiptis į teismą su savo siūloma naudojimosi tvarka, kaimynas ateis su savo siūloma naudojimosi tvarka ir tokiu būdu jūs 2-2,5 metų kovosite maždaug dėl to, kur tavo vieta sklype yra būtent namo statymai. Ir čia sėkmės niekas negali garantuoti, kadangi teismai žiūri pagal įvairius kriterijus, koks tas būtų nustatyta tvarka, kokia yra. Tai iš principo tu susiduri su tuo, kad gali įsigyti sklypą su bendraturčiais, bendrasavininkais, su kuriais gali nerasti bendro sutikimo, bendro sutarimo ir tada tu nuolat reikės su jais kariauti. Kariauti kartais gali tekti nebūtinai su greta gyvenančiais kaimynais. Gali būti, kad kažkur santykinai netoli yra komercinės paskirties sklypas, kuriame gali atsirasti, pavyzdžiui, gamykla. Reikia mokėti turbūt skaityti tuos žemėlapius arba bent jau pasikreipti į profesionalus, kurie tau pasakys, kas ne tik tavo sklype gali būti, bet kas aplink tave yra. Ir čia turbūt servitutas būtų mažiausia bėda, o turbūt reikėtų žiūrėti į bendrąjį arba detalų planą, reikia pažiūrėti, nes ten yra iš principo, kas aplink tave yra ir vizija ir ateities planai sudėlioti. Tai tada tu galėtum įsivertinti, su kokiais kaimynais. Kaimynai nebūtinai tie, kur yra už tvoros. Kaimynas gali būti iš tikrųjų, kaip atliekų, pavyzdžiui, gali už kilometro tau malonumo nesuteikti, ar ne? Arba paimkim tą neseną vakar per panoramą rodytą atvejį, kur gamykla išmeta kažkokias tai nuodingas medžiagas, bet to skleidžia garsą. Jin atitinka visus standartus, visus reikalavimus, bet jokio malonumo šalia gyvenantiems žmonėms nėra tiek dėl kvapų, tiek dėl garsų. Tai tas kaimynų įsivertimas arba tų komercinių arba aplinkui kaimynų esančių sklypų įsivertimas, kas ten per paskirtis ir kas planuojama statyti ir kas gali statyti, be abejonės turi labai didelės reikšmės. Tai yra galbūt todėl tie pardavimai kartais ir būna mažesnė kaina negu apskritai rinkoje, ne? Tada jau turėtų būti šauktukas, kaip Lina teisingai sakai, kodėl parsiduoda pigiau, gal todėl, kad kažkas ten nusimato būti. Vat. Ir kitas dalykas iš tikrųjų, kad dažniausia, kad tu paklausi, ar pardavėjai žino, manyčiau, kad pardavėjai labai dažnai žino. Ne, būna aišku, kad nežino, bet aš manau, kad pardavėjai dažnai žino, kas aplink statosi, kas gali statytis ir kas nusimato. Ir gal todėl jie ir bando realizuoti tą sklypuką ar ten tą kažkaip tai kitą NT, galbūt ir paprastesnę tvarką, ar pigesnę tikslų tvarką, arba greitesnę tvarką. Ar tikrai visi nekilnojamojo turto brokeriai yra krištolinio skaidrumo sąžinės? Klausimas retorinis. Pavyzdžių iš praktikos advokatas irgi turi.
Ir nesiniai turėjom bylą, kur buvo parduotas žemės sklypas, aprašytas aruodė, kaip jūs sakote, labai gražiai su ateities vizija, kad tame sklype galima gyventi, prie Neries upės, nuostabi vieta, viskas tvarkoj, bet įsigijęs žmogus paaiškėjo, tik po to, aišku, kreipėsi į specialistus, paaiškėjo, kad ten nė kvadratinių metrų negali pastatyti dėl įvairių apribojimų. Tai jis kreipėsi į teismą dėl apgavystės, kad jau pardavėjai žinojo arba turėjo žinoti apie tai, kad ten negalima nieko statyti, o jis susigundė būtent aprašymų ir vizualizacija įdėta aruodėje skelbimą, koks ten gali būti namukas gražus padėtas. Ir tokiu būdu teismas taip panaikino šitą sandorį ir liepė įpareigojo grąžinti pinigus pirkėjai. Bet visa tai maždaug užtruko apie 2 metus. Taip kad neteisingų kelių nuėjus jūs galite prarasti ir metus, ir jeigu žiūrėti į rinką, iš esmės galite prarasti ir pinigus. Atgausite savo senuosius pinigus, bet už tos pinigus galbūt, kad jūs nebeįsigysite to, ką jau galėjote įsigyti prieš 2 metus. Tai tos rizikos yra. Bet jeigu rizikas įvertinote, ekspertinės įžvalgas išgirdote ir į jas atsižvelgėte, sklypą turite. Svajonių namo projektavimas tai atskira istorija. O mes su advokatu artimiausiuose laiduose pratęsime diskusiją nemažiau aktualią temą. Kokie turi būti jūsų sklypo savininko ir būsimo namo šeimininko santykiai su rangovais? Tai vėl bus naudinga informacija, padedanti sutaupyti ir nervų, ir pinigų. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperjunkite kanalo, statybų gidas sugrįš po kelių minučių. Savijauta prasta, nes trūksta oro namuose? Pasikalbėkime. Eko2 šiluma. Saurida dujinis šildymas. Maksimalus komfortas su minimalia priežiūra. Darbo ir laisvalaikio drabužiai D&D Italis. Darbui, namams, draugams. Savijauta prasta, nes trūksta oro namuose? Pasikalbėkime. Eko2 šiluma. Saurida dujinis šildymas. Maksimalus komfortas su minimalia priežiūra. Darbo ir laisvalaikio drabužiai D&D Italis. Darbui, namams, draugams. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir dabar norime pakalbėti apie technologijas. Šiuolaikinės technologijos atėjo į mūsų kiekvieno gyvenimą, į patį įvairiausią būstą ir be jų pasirodo kasdienybės jau tiesiog nebeįsivaizduojame. Vasara geriausias laikas kalbėti apie namų šildymo reikalus. Kodėl? Nes taikomos didesnės nuolaidos, meistrai laisvesni, galite ramiai rinktis ir neskubėdami priimti sprendimus. Tenka pastebėti, kad vis daugiau senesnės statybos namų savininkų, nors ir turi rūkstančius kaminus ir kietojo kuro katilus, dairosi į patogesnės, mažai priežiūros reikalaujančias šildymo sistemas. Šiandien kalbam apie šildymo sprendimus senesnės statybos namams. Nepaslaptis, kad daugelį senesnės statybos namuose yra įrengta jau kieto kuro šildymo sistema. Tai gali būti ir malkinis, ir granulinis katilas. Jisai atlieka savo funkciją, šildo namus, galbūt ir ekonomiškai, ir šiltai, ir viskas yra tvarkoj. Tačiau, kaip patys klientai sako, pavargom nuo nuolatinių įkrovų, nuo pelenų, nuo priežiūros ir kaip šitaip keičiasi ir nepastovės yra kieto kuro kainos ir granulių kainos, tai tiesiog yra klientai verčiami ieškoti alternatyvų. Ir šiuo atveju mes kalbame apie oras, vanduo, šilumos siurblius, kurie pasižymi aukšta energetinė klase. Patogumu, maža priežiūra, daugelis jų ne tik tai šildo, bet ir turi vėsinimo funkciją namuose. Taip pat yra labai paprastas valdymas. Galima valdyti ir stebėti telefonu šilumos režimus šilumos siurblyje. Tai iš tikrųjų šitas patogumas klientams labai patinka. Savaime suprantama, nauja įranga bus automatizuota ir veikianti be priežiūros. Bet ką daryti, jei dar nesinori atsisveikinti su kietojo kuro katilu, o dar ir malkų ar granulių nemažas likutis nuo pernai metų. Tačiau, kai nesinori išardyti kieto kuro sistemos, nes jinai dar yra gera, tas katilas jisai veikia, tai tada mes siūlom klientams kombinuotai naudoti šildymo sprendimą. Ir kaip patys montuotojai teigia, kad šios sistemos tarpusavėje gana gražiai draugauja ir galima turėti abi vienu metu. Kada klientas nori patogumo, komforto, mažai priežiūros, ar reikia išvykti iš namų, ar tiesiog gyventi šiltai apie nieką negalvojant, jisai puikiai naudoja šilumos siurblį, kuriam priežiūros jokios nereikia. Tačiau šaltą žiemą, kada nukrenta žema temperatūra, yra likęs kieto kuro likutis, galbūt klientai nori ir pataupyti ir sunaudoti tą, ką yra prisipirkę, tai jie gali ir sunaudoti likusį kieto kuro likutį,
kaip ir minėjau, tų sistemų nereikia išardyti, jos tiesiog yra sujungiamas kaip į vieną visumą. Ir tada naudojama pagal norus, pagal poreikį, pagal galimybės. Šiais laikais visi nori gyventi patogiai ir sutaupyti, o dar geriau už nieką nemokėti. Tad jau nieko nebestebina, kad ant daugelio namų stogų puikuojasi saulės elektrinės, gaminančios elektrą savo namų šeimininkams. Daugelį namų jau yra įrengtos saulės elektrinės, kurios gamina elektros energiją ir dažnai yra neišnaudojama ta pagaminta elektros energija. Tad klientai turi galimybę pasidėti ją pasaugoti tarsi į elektros tinklus. Ir po to šaltuoju žiemos sezono metu jie ją kaip ir parsigrąžina ir kada šilumos siurbliui reikalinga papildoma energija elektros, tai tiesiog tas pasaugotas perteklius, jisai grįžta ir kaip patys klientai sako, mes ir elektros sąskaitų nemokam, ir šildomės nemokamai, ir gyvenimas tampa labai toksai patogus, šiek tiek pigesnis ir galimybė yra sutaupyti daugiau. Internete galima rasti atsakymų į pačius įvairiausius klausimus. Tačiau, kai priimate sprendimą dėl savo namų šildymo sistemos, patarėjai turėtų tapti žmonės, kurie šioje srityje dirba ne vienerius metus ir gali suteikti garantijas. Įmonė Saurida rinkoje dirba daugiau negu 27 metus ir mes klientam galim pasiūlyti labai platų paslaugų ir produktų spektrą. Jeigu nusprendėte įsirengti saulės elektrinę, gamintis elektrą nemokamai, taip pat įsirengti šilumos siurblį, oras, vanduo ar kondicionierių, tai mielai mes jums padėsime ir patarsime. Nes labai svarbu pasirinkti teisingą įrenginio galią, įrenginio funkcionalumą ir visas kitas įrenginio savybės. Nes kas tiks kaimynui arba ką paskaitysite internete, tai nebūtinai tiks jūsų namui. Visi norime sutaupyti ir pasirinkti savo poreikius atitinkančius šildymo sprendimus, kurie komfortiškai šildytų namus ne vienerius metus. Tad pamastykime dabar, kaip norėsime gyventi žiemą. Laidą pradėjome nuo teorinių svarstymų apie statybas, o dabar pakalbėkime apie realybę. Kaip suplanuoti pinigus, kiek jų gali reikėti, kad jūsų svajonių namo biudžetas prasilenktų su jūsų finansinėmis galimybėmis. Mes dažnai minime, kad statybose laikas yra auksinis. Beveik tiesioginė prasme. Nes greita statyba tai dažno užsakovo lūkestis, bet pasirodo nebūtinai. Naujų namų atveju, sakyčiau, labai retai, bet pasitaiko tokių žmonių, kurie nori statyti ilgą laiko tarpą. Bet pasitaiko. Kaip tik tais turėjom dabar tokį klientą, kuris planuoja persikelt gyventi į Lietuvą, nes gyvena ne Lietuvoje. Tai vos irgi klausė, sako, kokiais tais etapais reikėtų statyti, nes aš žinau, kad tikrai ne per metus pastatysiu, o ilgiau. Tai yra tam tikros taisyklės. Tai pavyzdžiui, jeigu atsimenat, anksčiau būdavo taip, kad pamatus padarei, metams palikai. Tokia taisyklė būdavo. Dabar šito nebėra, tai labai retai įrenginėja kažkas pamatus ir palieka juos metam, bet yra niuansų. Pamatus gali tikrai drąsiai pasidaryti ir palikti kiek tik norit, bet, pavyzdžiui, su mūru jau taip daryti negalima. Tai viskas priklauso nuo to, kokią medžiagą pasirenkat. Nes kiekviena medžiaga turi tam tikrą tokį šalčių atsparumo ciklų skaičių. Tai reiškia, kad kiek jinai gali atlaikyti atšalimų ciklų. Tai pavyzdžiui, akyto betono, dujų silikato, keraminiai blokeliai, jie yra mažiau atsparus tiems ciklams ir reiškia, jie gali būti eksploatuojami santykinai neilgą laikotarpį, neapdengti, neizoliuoti. Ir yra tam tikrų medžiagų, kaip pavyzdžiui, silikatiniai blokeliai, kurie gali tarnauti daug ilgesnį laiką ir jiems nieko neatsitiks. Nes yra atsparesni žymiai šitam reiškiniui. Tai tiesiog mano galbūt tokia rekomendacija būtų, jeigu jau vis tik yra galimybė, noras toks statyti etapais ir ne iš karto, tai geriau vis tik pataupyti sumą tam tikrą ir pakišti pastatą po stogu. Ir jeigu tai yra dujų silikatas, akytas betonas arba keramika, apšiltint ir užarmuot. Nes jeigu šitie blokeliai, šitos medžiagos bus ilgai ore, eksploatuojami, neapdengti, tiesiog gali su jais atsitikti tam tikros deformacijos, gali įtrūkimai atsirasti, įskilimai, laikomoji galia gali pakisti. Tai ta prasme tiesiog geriau nežaist ir pastatyti dėžutę ir tada jau jūs tą vidų įsirenginėkite ten per 100 metų, jei norit. Bet yra vienas niuansas. Teisės aktai įpareigoja
tokią statybą užbaigti per 3 metus. Tai reiškia, kad jūs negalite to daryti bet kiek. Aišku, čia yra toks niuansas, kad jeigu jūs pradedat statyti ir atliekat dalinę pastato registraciją registrų centre, tai tada, reiškia, jums aktyvuojasi skaitiklis. Jūs turit paskubėti ir per keletą metų užbaigti. Jūs negali statyti 20 metų, 30 metų, kas būdavo anksčiau. Dėl to, kad valstybė patiria kaip ir sąnaudas, negauna pajamų. Nes kol jūs pastatų nepriduodat 100%, tol tas nekilnojamo turto mokestis yra visiškai kitoks mokamas. Tai yra tam tikrų problemų. Dėl ko valstybė skatina ir ne tai, kad skatina, kartais net ir baudžia, jeigu jūs laiku nesugebate to pastato pastatyti. Apie nekilnojamojo turto mokestį šiuo atveju nekalbėsime. Tačiau kitose laidose papasakosime apie tai, kokios sankcijos gresia, jeigu jūsų statybas atitinkamos institucijos pripažins nelegaliomis. Dėkojame už dėmesį visiems, kas žiūrėjote šią statybų gido laidą. Jeigu įdomu, tai tv3play.lt platformoje galite rasti visas mūsų laidas, o mes be abejo kviečiame į savo laidos YouTube paskyrą. Ten rasite ir visus reportažus. Su jumis susitinkame lygiai po 7 dienų, kitą šeštadienį 9:30 per TV6. Likite sveiki.